Aš esu savo pasaulio kūrėja. Ir viskas, kas yra aplink mane, yra mano vidaus pratęsimas. Mano aplinka pastoviai man duoda ženklus, rodydama, kas yra manyje. Ir kartais aš tai pastebiu, kartais nepastebiu. Ir dabar duosiu jums tokį savo asmeninį pavyzdį, kaip aš pastebėjau programą, kuri yra mano prote ir jinai visiškai nepriklauso man. Kaip aš pamačiau tą ženklą. Šiandien kalbėjausi su viena moterim, kuri man pasakojo savo istoriją, kurioje jos vyras ne visada girdi jos poreikį, kaip jinai norėtų, kad būtų padaryta kažkokie tai namų ūkio darbai. Ir jinai man sako, jis manęs negirdi. Jis manęs negirdi. Ir aš taip girdžiu tą programą, kuri irgi yra manyje dar vis užsilikus, kuri dar ten sėdi iš tų laikų, kai aš buvau vaikas. Ir aš prisimenu, kaip mama kiekvieną rytą ba ant tėčio. Bumbėdavo ir bumbėdavo. O jis lyg negirdėdamas jos, tyliai pavalgydavo ir eidavo į darbą. Ir aš galvojau, kad ta programa manęs kaip ir neliečia. Kol nelabai seniai vyko toks įvykis man su mano vyru, kur mes susitarėm, kaip mes elgsimės, ką mes veiksim. Suplanavom visą dieną, visą kelionę. Ir kai jau atėjo rytas ir jau reikia mums judėti, jis man pateikė kažkokius neaiškius planus, kažką tokio naujo. Aš jam sakau, viskas sutarta ir mano planai visi ten dienai toliau išrikiuoti. Jis lyg manęs negirdi. Ir tol, kol aš nepradėjau rėkt garsiai, jis manęs negirdi, tiesiog negirdi. Ir kad mane išgirstų, man atrodė, kad man reikia rėkti. Aišku, tuo momentu jis išgirdo, sustabarėjo ir paskui viską vykdė taip, kaip man reikėjo. Bet aš ne apie tai, aš apie tai, kad tas mano rėkimas tuo momentu išsisprendė, bet tolyn tikriausiai jis nedingo. O dabar man aplinka dar atnešė per tą moterį, su kuria kalbėjau, kad jos negirdi. Ir man buvo labai tas žodis, manęs negirdi. Taip stipriai jis manyje lietė, kad aš suvokiau, kad ta programa dar ne visiškai paleista. Todėl čia ir dabar aš prašau savo aukščiausiai aš nukreipti mano visą dėmesį į tai, kad visi mano poreikiai, mano pasaulyje, mano aplinkos vykdomi. Čia pat mane girdi visas mano pasaulis. Kiekvienas žmogus, kiekviena stichija, viskas, su kuo aš turiu ryšį, mane girdi, jaučia, mane palaiko, padeda man vykdyti visus mano pačius didžiausius mano planus. Su meile, su dėkingumu. Aš jiem dėkoju už visą tą palaikymą jau dabar. Iš anksto dėkoju. Mano vibracija jau dabar nukreipta į tai, kad aš esu dėkingume. Aš paleidžiu mamos programą ir aš priimu visiškai naują programą. Mano pasaulis mane girdi ir mane palaiko. Visame kame.